Iš susiskaldžius ir nevieningos karalystės 15 amžiuje Prancūzija tapo galingiausia Europoje. Kaip? Na, turime grįžti į 11 amžių. 11 amžiaus Prancūzija sudarė begalę besivaidančių sričių, o karaliui priklausė tik nedidelė sritis prie Paryžiaus. Galingi didikai neklausė valdovo, patys rinko mokesčius, muitus, kaldino monetas, o karalius keliauti drįso tik su ginkluota palyda. Nors ir susiskaldžiusioje Prancūzijoje natūrinis ūkis iro, miestuose klestėjo prekyba ir amatai. Nusistovėjo atskirų sričių prekybos ryšiai. Normandija visai šaliai teikė geležį ir druską, Flandrija audinius, o Šampanija vynus. Tačiau vietos muitai senjorų valdose trukdė prekybai, dėl jų keleriopai išaugdavo kainos, o tai kėlė pirklių ir amatininkų nepasitenkinimą. Vienydami Prancūziją, karaliai turėjo išspręsti du svarbius uždavinius – priversti paklusti senjorus ir iš Anglijos atsimti net 2/3 šalies teritorijos. 13 amžiuje prancūzai atsikovojo daugumą žemių. Karalių kovą prieš senjorus ėmė smulkieji feodalai ir miestai, siekiantis išlaisvinti iš senjorų priklausomybės ir įgyti savivaldos teisės. Jų kariai ir pinigai dažnai nulemdavo karalių pergalę prieš senjorus. Klausyk, nori paremti mano kovą prieš tavo senjorą? Ar aš kažką iš to gausiu? Gausi nepriklausomybę nuo savo senjoro. Tai aš būsiu nepriklausomas? Ne visai, priklausysi man. Tai bent gausiu papildomų teisių? Jo, turbūt. Okei, sutarta. Riteriai stojo į karaliaus tarnybą, teikiančią daugiau garbės ir pajamų. Griaudami neklusnių vasalų pilis, kurias vadino pacų lizdais, prijungdami jas prie savo domeno, karaliai didino savo galią. Karališkosioms monetoms tapus privalomis visoje šalyje, įstatymais uždraudus didikų kovas, valdovo autoritetas išaugo. Visų luomų gyventojai tapo karaliaus valdiniais. Nors bajorai ir dvasininkai turėjo daug privilegijų, išaugo turtingų miestiečių svarba. Juos net ėmė kviesti į karališką tarybą. 13 amžiaus Prancūzija tapo centralizuota valstybė. Karaliai, valdydami šalį, siekė turėti kuo didesnę gyventojų paramą. 1302 metais karalius Filipas IV Gražulis sušaukė generalinius luomus, bajorų, miestiečių ir dvasininkų atstovų susirinkimą. Luomai posėdžiaudavo atskiruose rūmuose, bet sprendimą priimdavo bendrai, dažniausiai bajorų ir dvasininkų persvara prieš miestiečius. Generaliniai luomai neįgijo tokias galios kaip Anglijos parlamentas. Karalius neketino dalytis valdžia, tik reikalavo priimti naujus mokesčius ir įstatymus. Tačiau luomų dalyvavimas valstybės valdyme stiprino šalies vienybę. 1337 metais kilo Anglijos ir Prancūzijos karas, trukęs ilgiau negu 100 metų. Jį pradėjo Anglijos karaliai, siekdami susigrąžinti prarastas valdas Prancūzijoje bei užimti jo sostą mirus karalius Filipo IV sūnums. Karo pradžia parodė anglų pranašumą. Lankininkai ir pėstininkai triuškino narsius, bet nedrausmingus prancūzų riterius. Po skaudžių pralaimėjimų į anglų pusę perėjo burgundai, atkaklūs šalies vienimusi priešininkai. Jų talkinami anglai apsupo Orleaną, trukdantį priešui veržtis gilyn į pietus. Praradus Paryžių, Orleanas buvo paskutinė prancūzų viltis apginti nepriklausomybę. Prancūzijos sosto įpėdiniui teko slapstytis, o karaliumi tapo mažametis Anglijos princas. Šaliai galėjo išgelbėti tik stebuklas. Paprasta kaimo mergaitė Žana d'Arc tvirtino esanti Dievo skirta išgelbėti tėvynę. Valdove, mes dar turime būti riterių. Jeigu su jais moksime į dešinį anglų flangą, mes galime juos galų gale nugalėti. Sveiki. Kas jūs tokia panelė? Aš esu Žana d'Arc ir esu siųsta Dievo išgelbėti Prancūzijos. Esi kada nors dalyvavus mūšyje? Ne. Valdove, ji akivaizdžiai kliedė. Žodžiu, tai tęsiant, tai gerai, imk štai būrį riterių, daryk ką nori. Gavusi iš sosto įpėdinio būrį riterių, ji išskubėjo vaduoti Orleano. Žanai prisijungus prie miesto gynėjų įvyko neįtikėtinas dalykas. Anglai ir burgundai pasitraukė. Po pergalės Orleano mergelė praminta Žana žmonės laikė Dievo įrankiu, siųstų išgelbėti tėvynę. Žanos įkvėpti prancūzai ėmė vaduoti šalį. Jos dėka sosto įpėdinis drįso karūnuotis. Teisėto valdovo vadovavime prancūzai pasijuto vieninga tauta. Persvara kare pakrypo į Prancūzijos pusę. Tačiau Žana d'Arc apleido sėkmė. Per vieną išpuolį ji pateko į burgundų nelaisvę, o jie pardavė anglams.
karalius net nebandė jos išpirkti. Mat išpirka tais laikais buvo asmeninis reikalas, o Žana neturėjo nei turtingų giminių, nei turtų. Anglai atidavė mergaitę inkvizicijos teismui. Dėl dėvimų vyriškų drabužių ir tvirtinimo, kad girdi šventųjų balsus, apkaltinta erezija ir raganavimu, Žana 1431 metais buvo sudeginta ant laužo. Tačiau ši mirtis nepakeitė karo eigos. 1453 metais Anglijos karalius paprašė taikos. Išvijus anglus, visa Prancūzijos teritorija tapo pavaldi vienam valdovui. Po karo Žana dar buvo reabilituota ir net paskelbta šventąja. Prancūzai laiko tautos didvyre. Pasibaigus šimtamečiui karui, Prancūzijos karaliai toliau stiprino savo valdžią. Jie atsiminėjo žemės iš didikų bendradarbiavusių su anglais. Kyšiais, klasta ir žiaurumu karaliai nugalėjo visus priešininkus ir įgijo neribotą valdžią. Generalinių luomų reikšmė nyko. Karališka Prancūzija ilgainiui tapo galingiausia Europos valstybė, jos kalba ir kultūra darė poveikį visam krikščionių pasauliui. Ar jums patiko šis video? Tokiu atveju nepagailėkite tų kelių sekundžių ir paspausti patinka bei prenumeruoti mygtukus. Papildomo turinio rasite mano Contribui puslapyje, nuorodą paliksiu aprašyme. Ir iki kito karto. Viso!